Laidą pristato Vilniaus Žvėryno odontologijos klinika. Jūsų sveikos šypsenos klinika. Mūsų laidoje nekartą kalbėjome apie mažų vaikučių dantukų priežiūrą. Tačiau ar žinojote, jog paauglystėje atsiranda visai kitokios problemos? Apie tai specialistai. Susipažinkite su mama Sigita ir jos dukra Migle. Šiandien jos į vieną Vilniaus odontologijos kliniką atėjo daugiau sužinoti apie Miglės dantų sveikatą. Juk 13 metų amžius rimtas ir dėl paauglės dantų formavimuose tikrai verta pasikonsultuoti. Pakankamai stiprius dantukus turbūt turim, negenda dažnai, bet tikrai kas pusmetį apsilankom, profilaktiškai pasižiūrim ir tų skilučių vis tiek atranda gydytojai. Dantų ėduonį ir kitas įprastas problemas šįkart paliksime nuo šaly ir pradėsime nuo kitų klausimų. Įdomu, ar Miglė jau iškritę visi pieniniai dantys, o gal jau dygsta protiniai? Na, man jau visi kaip ir iškritę, bet protiniai dar lyg ir nedygsta. Daugiau apie protinius dantis sužinosime netrukus. Šių dantų dygimas aktualus paauglystės ir jaunystės metais ir gali būti labai komplikuotas. Pirmiausiai Miglė buvo pakviesta pasidaryti panoraminę nuotrauką, būtina norint išsiaiškinti esamą dantų padėtį. Nuo gydytoja chirurgė Alina priėmė viešnes ir sutiko daugiau papasakoti apie protinių dantų prigimtį. Protiniai dantis iš tikrųjų yra tiek jaunuolių, tiek vėlyvosios paauglystės pakankamai didelė problema, nes dantų dygimas neretai būna apsunkintas. Pacientas skundžiasi, jog negali susikaupti egzaminams, negali gerai išvalyti tos vietos, tenka vartoti nuskausminamuosius vaistus. Pasirodo, visi mes jau gimstame su dantų užuomazgomis, tačiau protinius dantis į šį pasaulį atsinešame ne visi. Jeigu nėra jų užuomazgų, vadinasi, jie jūsų ir nekankins. Nuo vis dėlto, jei užuomazgos yra, galima tikėtis, kad anksčiau ar vėliau jie pradės dygti ir gali tekti juos šalinti. Pati pagrindinė priežastis tai yra apsunkintas dygimas, tai yra skausmo simptomatika. Jeigu pacientui skauda, greičiausiai tą dantį vis tik reiks šalinti. Antra dažniausia priežastis – ortodontinio gydymo tikslu. Dantys pašalinami prieš arba ortodontinio gydymo metu. Apskritai turėtume žinoti, kad protiniai dantys žmogui nereikalingi. Tai yra evoliucijos palikimas, daugeliu atveju sukeliantis nemalonių problemų. Nešalinti protinių dantų siūloma tik tais atvejais, jeigu jie dygsta nesukeldami jokių nepatogumų ir negadina šalia esančių dantų. O štai ir Miglės panoraminė nuotrauka. Kasgi pacientės laukia? Mūsų pacientė turi tik 2 protinius dantis, abu jie yra viršutiniai. Jų padėtis gana aukšta, dantis dengia kaulas, taip kad artimiausiu metu, jeigu pacientei nebus taikomas ortodontinis gydymas, šių protinių dantų šalinti tikrai nereikia. Panoraminę nuotrauką siūloma padaryti ir kitiems panašaus amžiaus vaikams. Taip pat specialistai, kalbėdami apie paaugliams būdingas problemas, užsimena apie adentiją. Atvejai, kai nėra nuolatinių dantų užuomazgų ir iškritus pieniniams tarp dantų lieka tarpai. Dažniausiai nebūna apatinių antrųjų kablių, viršutinių antrųjų kablių ir šoninių kandžių užuomazgų. Gydymo planas gali būti įvairus, sprendžiama įvairiai. Jeigu yra sąkandžio anomalijos, reikalinga korekcija, taikomas ortodontinis gydymas ir tarpai uždaromi arba kitais atvejais atveriami ir suformuojama vieta būsimam implantui, kuris riegiamas žmogui suaugus. Taikant ortodontinį gydymą, šalia tarpo esantis dantis gali būti paslenkamas į tuščią vietą, kiti taip pat pastumiami. Kitais atvejais, kai stipriai skiriasi stumiamų dantų forma, spalva ir esant tam tikroms sąkandžio anomalijoms, tarpelis atveriamas ir paliekamas implantui, kuris riegiamas pasibaigus veido augimui, o ortodontinis gydymas pradedamas ne anksčiau 16 metų, kad praeitų kuo mažiau laiko nuo šio gydymo pabaigos iki implantacijos ir atvertame tarpe nesuplonėtų kaulas. Yra antrinė adentija, kuri atsiranda dėl traumų arba dėl ėduonies komplikacijų praradus dantis jauname amžiuje. Ir atkreipiu tėvelių dėmesį, kad pirmieji krūminiai dantis išdygsta labai anksti, apie 5 gyvenimo metus. Ir jie anksti sugenda ir jų neprižiūrint, negydant, jie gali būti anksti ir prarasti.
Kai prarandamas nuolatinis dantis, labai greitimi dantis pasvyra į to nesančio dantuko, buvusio dantuko vietą, iš kito žandikaulio leidžiasi dantis ir susidaro sąlygos, kai vėliau bus labai sunku atstatyti dantų eilę, yra ir kitų komplikacijų, todėl labai svarbu praradus dantį greitai kreiptis į ortodontą. Girdėti patarimai tegul būna geras įspėjimas tėvams. Nuo Miglę su mama šiandien išlydime be didelių procedūrų ir sakome iki kitų susitikimų.